Audioteka LT pristato Jose Silvos jaunesniojo ir Edo Bernardo jaunesniojo audio knygą Jose Silvos metodas. Pasinaudokite proto galiomis ir džiaukite sėkme. Iš anglų kalbos vertė Rasa Krulikauskienė. Įgarsino Tomas Žaibus. Audio knygoje minimą ilgąjį atsipalaidavimo pratimą rasite audiotekos programėlėje į paieškos laukelį suvedę ilgasis atsipalaidavimo pratimas. Įvadas. Gal jūs iš prigimties turite puikią intuiciją, tik nežinote šito? Galbūt. Ar jums nutiko kada, jog pagalvojus apie kokį žmogų suskambėtų telefonas ir pasirodytų, kad skambina tas, apie kurį ką tik pagalvojate? O gal pasakote ką nors tuo pačiu metu, kai ir kitas tą patį sako? Galbūt teko apie ką nors pasvajoti ir tai įsipildė jau rytoj ar po kelių dienų? O gal teko kada nors susapnuoti sapną, kuris padėjo išspręsti svarbią problemą? Daugeliu žmonių atsakytų taip. Kai buvote jaunesni, ar kada nors bandėte spoksoti kam nors į pakaušį, kol žmogus atsisukdavo ir pažiūrėdavo į jūs? O gal jums pačiam nereikėjo atsisukti, kad suprastumėte, jog nuo jūsų kas nors nenuleidžia akių? Visi šie nutikimai byloja, kad pasireiškia jūsų įgimti intuityvūs pojūčiai. Galite lavinti šiuos gebėjimus ir mokytis valdyti mintis, trokšdami gauti informacijos, padėsiančios jums priimti teisingus sprendimus dėl sveikatos, santykių, verslo, asmenybės ugdymo ir netgi gyvenimo tikslų. Mažiau klyskite. Blogi sprendimai sukelia nusivylimą, liūdesį, kančią ir atneša nesėkmes. Geri sėkmę, laimę, pagarbą, lūkesčių išsipildymą ir meilę. Ar kada nors pajutote, kad gyvenime turėtumėte daryti ką nors daugiau? Gal pajutote kokį slaptą, tuoj pasireikšiantį talentą, arba nujautėte, kad jums yra numatytas ypatingas tikslas? Argi nebūtų šaunu, jei norėdami daugiau pasiekti, turėtumėte vedlį, aukštesnįjį intelektą? Tai ir yra Jose Silvos mentalinio valdymo metodo esmė – padėti jums likusį gyvenimą nugyventi kuo geriau. Praktinė intuityvių pojūčių reikšmė. Ar intuityvūs pojūčiai yra svarbus, praktiškai pritaikomi, ar naudotini tik ypatingais atvejais? Ar galima jais pasinaudoti kasdien? Žinoma, taip. Intuityvūs pojūčiai, dar vadinami intuicija, gali jums pagelbėti. Nesuskaičiuojama daugybė pavyzdžių, kaip žmonės kasdienėme gyvenime, vadovaudamiesi intuityviais pojūčiais, atgauna ir puoselėja sveikatą, gerą savijautą ir energiją, sukuria teikiančius pasitenkinimo asmeninius ir naudingus verslo santykius, patiria sėkmę darbe. Kasdien taikomas efektyvios jutiminės projekcijos EJP metodas labai pagelbėjo poniai Katerinai Ong, kilusiai iš Australijos. Moteris labai nerimavo dėl jai grėsinčios krūties auglio operacijos, kurią buvo paskyręs ją gydantis gydytojas. Pakeliui į ligoninę moteris susitiko pažįstamą, kuris surengė konsultaciją pas kitą gydytoją ir galiausiai Katerina ėmė gydytis visiškai kitaip. Pasirodė, kad būtent tokio gydymo jai ir reikėjo. Apie tai, kaip ši moteris vadovavosi intuicija, išgirsite 10 skyriuje. Gydytojai vertina intuityvius pojūčius. 10 skyriuje taip pat išgirsite, kaip intuicija padėjo gydytojui Kelvinui Pului išsiaiškinti ligas daug anksčiau, nei juos patvirtindavo laboratoriniai tyrimai. 11 skyriuje gydytojas Clencis Mackenzis aiškina, kaip jis pasinaudoja per sapnus gautą informaciją ir diagnozuoja ligas bei paskiria gydymą. Katerina Hendorf suprato, kokie vertingi intuityvūs pojūčiai. Jie tarsi atvėrė akis ir parodė, kokius netikusius santykius moteris užmezgė. Paskui, kai to mažiausiai tikėjusi ir tiesiog darė paslaugą savo draugiai, ji susipažino su vyru, už kurio dabar yra ištekėjusi. Smulkiau apie tai išgirsite 12 skyriuje. Doloresa, moteris dirbanti moderniųjų technologijų pramonėje Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės vakaruose, kasdien taikė EJP metodą, kad galėtų mesti prastą darbą ir susirasti geresnį. Sue Irons iš Australijos griebėsi kitokio būdo. Nusiteikė pagelbėti savo bjauriam vadovui susirasti kitą darbą. Išgirsite šiuos pasakojimus 16 skyriuje. Knygoje daug pavyzdžių bylojančių apie kasdien taikomo EJP metodo naudą.
10 skyriuje Lang Ping iš Kinijos pasakoja apie tai, kaip jai liovėsi menstruacijų skausmai. Mehju Kujang, pirmoji Silvos mentalinio valdymo metodo mokytoja Kinijoje, pasakoja, kaip ji padėjo nustatyti keleivinio lėktuvo gedimą jam dar nepakilus. 16 skyriuje sužinosite, kaip Penė Atwell iš Maino sulaukė aukštesniojo intelekto pagalbos ieškodama pirkėjo senam, istoriškai vertingam namui ir kaip Tomoki Takahashi iš Japonijos surado puikų butą. 6 skyriuje susipažinsite su metodu, kurį mano tėvas tobulino beveik iki pat gyvenimo pabaigos. Galite taikyti šį metodą, kad pritrauktumėte atsitiktinumus, nuvesiančius jūs sėkmės link visose gyvenimo srityse. Džiaugsitės gera sveikata, teikiančiais pasitenkinimą santykiais, užtikrinsite savo bei šeimos gerovę ir pasieksite gyvenimo tikslus. Atliksite tai, kam jūs esate šiame pasaulyje. Taikykite efektyvios jutiminės projekcijos metodą jau šiandien. Norėdami įspręsti problemas, įveikti kliūtis, užsiprogramuoti sėkmei ir išlavinti Dievo duotą intuiciją, jums reikia suaktyvinti protą ir patekti į galingąjį smegenų alfa lygmenį. Tai galima padaryti keliais būdais. Apie 2 iš jų sužinosite klausydami šią knygą. Be to, išmokysime jūs 4 pačių geriausių būdų, kaip iš tiesų pasinaudoti intuiciją, siekiant pagelbėti sau ir kitiems. 6 skyriuje atskleisime jums mokslo pagrįstą būdą, kaip bendrauti su aukštesniuoju intelektu, kad galėtumėte priimti geresnius sprendimus. 7 skyriuje apžvelgsime keletą psichometrijos aspektų. Psichometrija – tai menas atskleisti informaciją būnant šalia objekto arba liečiant jį. Be to, sužinosite, kaip galite namuose esančius daiktus įkrauti savo mentalinę energiją ir taip perduoti informaciją kitiems žmonėms bei paveikti juos. 17 skyriuje profesorius Džonas Michalaskis pristato 10 metų tyrimų pribloškiančius rezultatus apie intuiciją besivadovaujančių administracijos darbuotojų sėkmę. 18 skyriuje psichiatras pasakoja apie tai, kaip pasinaudoja kūrybinėmis įžvalgomis, patirtomis būnant alfa lygmenyje kartu su aukštesniojo intelekto pasiųstais atsitiktinumais ir atskleidžia depresijos bei šizofrenijos priežastis, bei pritaiko gydymo būdus. Kodėl verta naudotis šiuo metodu? Kodėl EJP metodas naudingas? Pirmiausia, vadovaudamiesi intuicija galite atskleisti jūsų juslėms neprieinamą informaciją. Kodėl tai svarbu? Kaip sakydavo mano tėvas, nėra neįsprendžiamų problemų. Yra tik problemos, kurių sprendimams rasti mes turime nepakankamai informacijos. Kai tik turime reikiamos informacijos, labai lengva apsispręsti ir rasti išeitį. Antra, galite spręsti problemas mentalinėme lygmenyje. Mes tai vadiname efektyvia jutiminė projekcija. Tai yra visiškai tas pats kaip ir gydymas per atstumą arba gydymas malda. Galite susikurti puikios sveikatos vaizdinį ir taip susigrąžinti iš prigimties fiziniam kūnui kūrėjo suteiktą gerą sveikatą. Trečia, galite pasinaudoti EJP metodu, bendrauti su aukštesniuoju intelektu ir gauti iš jo pagalbą, priimant geresnius sprendimus ir atliekant gyvenimo misiją. Mano tėvas kalbėdavo apie tai kaip apie pagalbą iš dvasinių pagalbininkų arba angelų sargų. Kai jūs žinote, ką reikia daryti, pirmiausia mintyse pakeiskite vaizdinius. Viskas prasideda nuo minties. Pirmiausia, ką nors sugalvojame, paskui padarome. Būdami galingajame alfa lygmenyje, apie kurį pasakosime 1 skyriuje, galite mintyse pakeisti bet kokį sutrikimą, o vėliau bus lengviau atlikti korekcijas ir fizinėme lygmenyje. Kaip lavinti įgimtą gebėjimą? Šioje audio knygoje pateiksime jums 2 būdus, kaip patiems išmokti veikti reikiamame proto lygmenyje ir kasdien naudotis EJP metodu. Greičiausias būdas – praktikuoti ilgąjį atsipalaidavimo pratimą. Pasirinkite būdą, kuris jums geriausias. Jeigu jau išmokote pereiti į alfa lygmenį, tai galite atlikti šioje audio knygoje aprašytų skaičiavimo atgal pratimus tam, kad prailgintumėte buvimą alfa lygmenyje. Norint išmokti naudotis alfa lygmeniu, tereikia kasdien paskirti keletą minučių praktikai. Ši nedidelė laiko investicija atneš jums daug naudos,
nes greitai tai darysite automatiškai ir mąstydami naudositės alfa lygmeniu net patys to nesuprasdami. Aptiksite informaciją naudodamiesi EJP metodu taip pat lengvai ir natūraliai, kaip ir vadovaudamiesi kitais pojūčiais. Padėsime jums net ir tada, kai būsite perskaitę šią knygą. Mes norime, kad ir toliau taikytumėte šį metodą problemams spręsti, gyvenimui gerinti ir padėtumėte paversti žemę geresnę vietą gyventi. Norėdami padėti jums kasdien taikyti EJP metodą, siūlome apsilankyti mūsų tinklalapyje, kuriame pateikta informacija ir pasakojimai tokių pat kaip ir jūs žmonių apie tai, kaip jie kasdien taiko šį metodą ir sprendžia įvairiausias problemas bei sulaukia puikių rezultatų. Norėdami sėkmingai naudotis EJP metodu, turite atlikti pratimus kasdien. Pirmasis kelias savaitės daugiausia laiko skirkite mentalinio valdymo pratimams atlikti ir stenkite suprasti, kokius patirite pojūčius. Paskui kasdien reikės kelių minučių tiesiog pasinaudoti EJP metodu ir pasieksite taip trokštamų rezultatų. Sulauksite didžiulio atlygio, milžiniško palyginti su kukliomis laiko sąnaudomis, kurių prireiks EJP metodui įvaldyti. Jūs rasite problemų sprendimus ir galėsite atlikti darbus pačiu geriausiu būdu. Žmonijos evoliucijos antrasis etapas. Jose Silvos efektyvios jutiminės projekcijos metodas toks vertingas, kad milijonai žmonių visame pasaulyje taiko jį pastaruosius 40 metų. Dabar jau turime ir naują priemonę – mentalinės vizualizacijos pratimus, kurie yra tokie paveikūs, kad pasak mano tėvo, iš tiesų gali paskatinti antrąjį žmonijos evoliucijos etapą. Rašydami šią knygą, pasinaudojame Jose Silvos knyga Ultramind ESP System ir papildėme ją naujomis įžvalgomis bei baigusiųjų Silvos metodo kursus pasakojimais. Dėkojame jums, kad prisijungėte prie mūsų ir sveikiname apsisprendus geriau pažinti save. Jausite didžiulį pasitenkinimą žinodami, kad nugyvenote sėkmingą gyvenimą, koks jums ir buvo skirtas, bei padėjote pasaulį padaryti geresnį. Kaip mano tėvas sakydavo, nugyvenkite likusį gyvenimą kuo geriau. Pirma dalis. Pažintis su Silvos metodu. Pirmas skyrius. Sėkmė priklauso nuo gebėjimo naudotis proto galiomis. Ar kada nors pastebėjote, kad gimimas turtingoje šeimoje ir ypatingomis sąlygomis dar negarantuoja sėkmės gyvenime, lygiai kaip ir augimas skurde dar nepasmerkia nesėkmei? Sėkmė nepriklauso ir nuo išsilavinimo. Microsoft kompanijos įkūrėjas Billas Gatesas buvo išmestas iš koledžo ir taip jau nutiko, kad tapo turtingiausiu žmogumi pasaulyje. Michaelas Dellas taip įnirtingai surinkinėjo kompiuterius kitiems studentams, kad jam teko mesti studijas Teksaso universitete, o šiandien Dell yra stambiausias asmeninių kompiuterių gamintojas visame pasaulyje. Thomas Edisonas ir Albertas Einšteinas labai prastai mokėsi, o Abraomas Lincolnas tebuvo vos ragavęs mokslų. Mano tėvas visai nesimokė. Tuo metu, kai kiti 6-mečiai ėjo į mokyklą, jis dirbo, kad padėtų išlaikyti šeimą. Kai jam tebuvo 4 metai, neteko tėvo. Jis žuvo per teroristinį aktą vykstant Meksikos revoliucijai. Mama tada ištekėjo dar kartą ir vaikus paliko. Vaikystėje mano tėvas tikrai neturėjo jokių privilegijų, tačiau atrodė, kad jam visada sekasi. Jis turėjo gebėjimą priimti teisingus sprendimus ir tinkamai pasielgti tinkamu metu. Žinoma, jis ne vienintelis žmogus, kuriam puikiai sekėsi. Ir kiti geba atsidurti reikiamų laikų reikiamoje vietoje bei priimti sėkmę nešančius sprendimus. Sėkmės paslapties beieškant. Kaip sulaukti sėkmės? Mano tėvas pradėjo domėtis tuo, kai buvo jau vedęs ir sulaukė šeimos pagausėjimo. Aš buvau pirmasis iš 10 jo vaikų. Kai turėjo 3 vaikus, tėvas pradėjo skaityti psichologijos knygas, tikėdamasis rasti atsakymą. Žinojo, kad jo sėkmė tikrai nesusijusi nei su išsilavinimu, nei su tėvų auklėjimu, nes jis paprasčiausiai nei vieno, nei kito neturėjo. Skaitydamas Zigmundo Freudo veikalus, tiesioginio atsakymo nerado, tačiau autorius užvedė jį ant kelio, kuriuo paskui beeidamas tėvas pasiekė puikių rezultatų. Freudas taikė hipnozę,
Taigi mano tėvas susirado knygą apie hipnozę ir išmėgino ją su savo vaikais. Dažniausiai dirbdavo su savo broliais ir seserimis, o aš tik stebėdavau. Kai tapau vyresnis, ėmiau daryti hipnozės seanso garso įrašus. Greitai mano tėvui paaiškėjo, kad vaikai, pasiekę tam tikro proto lygmenį, gali daryti nuostabius dalykus. Jie vykdydavo tėvo nurodymus, įsimindavo tai, ką jis skaitydavo. Dar ir šiandien mano brolis Tomas gali padeklamuoti eilėraštį Invictus, nors praėjo daugiau nei 40 metų nuo to laiko, kai išmoko jį būdamas hipnozės būsenoje. Ir tai dar ne visi stebuklai. Mano sesuo Izabelė pradėjo spėlioti, kokį eilėraštį tėtis ketina paprašyti jos padeklamuoti, ir atspėdavo teisingai. Atrodė, lyg jis skaitytų mano mintis, vėliau aiškino tėvas. Jis galvojo, kad galbūt jiedu tiek daug dirbo kartu, jog dukra jau žinojo, ko tikėtis iš tėvo. Norėdamas įrodyti, jog mergaitė neturi jokių ypatingų galių, tėvas paklausė jos keleto klausimų, kurių atsakymų ne pats nežinojo. Ir didžiam nustebimui, patikrinęs Izabelės atsakymus, suprato, kad ji viską atsakė teisingai. Tai turėjo didžiulės reikšmės. Juk tėvas skyrė tiek daug laiko ir įdėjo tiek daug pastangų hipnotizuodamas dukrą, skaitydamas eilėraščius ir kitus tekstus, bei ieškodamas, kokioje būsenoje ji turi būti, kad juos įsimintų. Ir pagaliau dukra pateikė teisingus atsakymus apie dalykus, kurių niekada nesimokė. Mergaitei būnant tam tikroje atsipalaidavimo būsenoje, smegenų neuronus informacija paveikia stipriau, todėl Izabeliai tapo lengviau atgaminti informaciją. Be to, hipnozės būsenoje esanti mergaitė gebėjo pasinaudoti tėvo smegenyse esančią informaciją ir matyti lygiai taip pat ir kitų žmonių smegenų neuronuose. Siekiant sėkmingo gyvenimo, informacija neįkainojamai vertinga. Jei turite reikiamų žinių, lengvai priimsite tinkamą sprendimą. Nėra neįsprendžiamų problemų, sakydavo tėvas. Yra tik problemos, kurių sprendimams rasti mes turime nepakankamai informacijos. Jis suprato, kad Izabelės gebėjimas aptikti informaciją, kuri glūdi kitų žmonių smegenyse, gali būti naudingas visoms gyvenimo sritims. Jis taip susižavėjo atradimu, kad parašė daktarui Josephui Rainui į Duke universitetą ir papasakojo jam, kaip ištreniravo savo dukrą ir ji tapo aiškiaregė. Daktaras Rainas jau daug metų tyrinėjo ir įrodinėjo, kad tokie psichikos gebėjimai yra ir kai kurie žmonės turi vadinamųjų aiškiaregystės gebėjimų. Jis netgi sugalvojo tam terminą – jutiminiai suvokimo pojūčiai. Daktaras Rainas parašė tėvui, kad neįmanoma ko nors padaryti aiškiaregiu, nes tik keletas žmonių turi tokių galių, o kiti tokiais gebėjimais nepasižymi. Profesorius rašė mano tėvui, kad jis turėtų būti dėkingas, jog vienas iš vaikų turi šių ypatingų gebėjimų. Tačiau nereikėtų apgaudinėti savęs ir galvoti, jog išugdė šiuos gebėjimus. Mergaitė visada juos turėjo. Tada tėvas nusivylė. Tokiai nuomonė jis nepritarė. Galų gale juk pažinojo dukrą nuo pat gimimo. Netgi dalyvavo jos gimdyme. Mergaitė niekada nerodė jokių ypatingų gebėjimų, kol tėvas nepradėjo jos hipnotizuoti ir mokyti pasiekti įvairius sąmonės lygmenis. Būtent kituose sąmonės lygmenyse mergaitė gebėjo aptikti informaciją apie dalykus, su kuriais iki tol niekada nebuvo susidūrusi. Tėvas susimastė, kas galėtų įtikinti mokslininką. Nusprendė imtis mokslinių metodų ir ištirti, ar jo tyriami žmonės prieš pereidami į kitus sąmonės lygmenis, kuriuose atskleidė turint ypatingų gebėjimų, pasižymėjo aiškiaregių gabumais. Nemaniau, kad kūrėjas norėjo ką nors išskirti, sakė tėvas. Negi kūrėjas suteiktų ypatingų galių tik tai keletui žmonių, o kitiems ne. Jutau, kad visi mes turime šių nepaprastų gebėjimų ir mums tik tai tereikia, kad kas išmokytų, kaip jais naudotis. Jutau, kad tai yra kaip sugebėjimas skaityti. Visi mes gebame skaityti ir rašyti, tačiau daugumai mūsų reikėjo to išmokti. Jis visada tikėjo, kad jei vienas žmogus sugeba ką nors padaryti, tai tą patį gali ir visi kiti. Mano tėvas puikus to pavyzdys. Brolis ir sesuo išmokė mane pasirašyti, prisimena jis, kad nereikėtų dėti kryželio, o galėčiau parašyti savo vardą. Jie tik paskatino pradėti, o toliau jau jis mokėsi pats. Atsitiktinumas pakeitęs daugelio gyvenimą.
Žinių troškimas buvo viena priežasčių, kodėl mano tėvas pradėjo taisyti elektronikos prietaisus. Tai nutiko 1928 metais, vos keletui metų praėjus nuo pirmųjų komercinių radijo stočių transliavimo pradžios. Mano tėvas, kuriam tada buvo 14 metų, vieną dieną stabtelėjo prie kirpėjo parduotuvėlės paskaitinėti komiksų. Taip jis mokėsi skaityti. Komiksų paveikslėliai padėdavo jam suprasti, kokie žodžiai parašyti. Ta dieną jis pamatė visai kitokią knygą. Tai buvo savarankiško mokymosi kursų medžiaga. Pirmoji pamoka, kaip taisyti radiją. Jis pradėjo knygą skaityti ir susidomėjo. Joje buvo pasakojama, kad jei paimsite laidą, nesvarbu kokio ilgio, ir viename jo gale paleisite elektroną, kitas elektronas išeis kitame gale, prisiminė tėvas. Procesas buvo lyginamas su ilgu vamzdžiu, pilnu marmurinių rutuliukų. Viename gale paleidus rutuliuką, kitame gale vienas bus įstumtas. Kuo daugiau žinių turite, tuo daugiau atsiveria galimybių uždirbti pinigus ir paremti šeimą. Taigi berniukas paprašė kirpėją, kad jis paskolintų knygą rimtesnėms studijoms. O, tai labai vertinga knyga, atšovė kirpėjas. Jis pasiūlė knygą išsinuomoti ir mano tėvas nesvarstė sutiko. Tėvas buvo sukūręs savo verslą. Kartu su kitais vaikais vaikštinėjo nuo vieno namo prie kito ir siūlydavo prekes. Jis taip visai neblogai užsidirbdavo, taigi galėjo sumokėti kirpėjui ir išsinuomoti knygą. Tačiau vėliau kirpėjas iškėlė dar vieną sąlygą. Jis norėjo, kad mano tėvas atsakytų į klausimus esančius kiekvienos pamokos gale, atliktų testus ir pasirašęs kirpėjo vardu išsiųstų juos. Tėvui tokios sąlygos tiko. Jam tai reikėjo žinių. Taigi kirpėjas gavo gražų diplomą pasikabinti ant sienos kirpykloje, o mano tėvas, pasinaudojęs įgytomis žiniomis, įsteigė radijo aparatų taisyklą, kuri ilgainiui tapo didžiausia pietų Teksase. Dirbdamas su savo vaikais ir studijuodamas psichologiją, mano tėvas pradėjo galvoti apie visus gyvenimo atsitiktinumus, atvedusius jį prie didelės sėkmės. Nestudijuojant gautos žinios ar psichiniai gebėjimai, o atsitiktinumai vedė ir padėdavo jam kiekviename žingsnyje. Vienas iš įstabiausių atsitiktinumų nutiko lietingą šeštadienio rytą po to, kai tėvas nusprendė baigti tyrinėjimus. Lemtingi atsitiktinumai. Tai nutiko 1946 metais. Jau buvo praėję 5 metai, kai mano tėvas darė psichologinius tyrimus. Tačiau taip nusivylė psichologijos studijomis, jog nutarė viską mesti. Tačiau kažkas jam neleido tai pasielgti. Štai ką tėvas prisimena. Jeigu Freudas, Adleris, Jungas, protingi išsilavinę vyrai, negali susitarti vienas su kitu, tai kaip galiu aš, paprastas neįsilavinęs žmogelis, tikėtis kada nors viską suprasti? Jei šie proto galiūnai nesuranda bendros kalbos, tai kaip galiu manyti, kad esu tas, kuris atvers jiems akis? Aš juk tik mėgėjas. Tada labai daug dirbau. Uždarydavau radijo aparatų taisyklą 9 vakaro ir eidavau namo vakarieniauti su šeima. Vieną vėlų vakarą sėdėjau svetainėje ir skaičiau psichologijos knygą. Žmona Pola ir vaikai jau miegojo. Pajutau, kad man jau gana. Išmokau pakankamai, kad padėčiau savo šeimai, pagalvojau. Mano bažnyčios dvasininkams atrodo, kad klystu, skverbdamasis į šią sritį. Miestelio gyventojai, religingi žmonės, pradeda manęs šalintis. Tyrinėjimams veltui išvaistau laiką ir pinigus, kuriuos galėčiau skirti savo šeimai. Kodėl turėčiau juos tęsti? Šveičiau knygą per visą kambarį. Pola išgirdo, kaip ji atsitrenkusi į sieną nuslydo po sofa. Matyt, kas nors anapus taip pat išgirdo. Aukštesniojo intelekto žinia. Tuojau po to nuėjau miegoti. Tačiau po 2 valandų mane pažadino ryški, tarsi įsiplieskusi galvoje šviesa. Tokia lyg pažvelgęs į giedrą dangų būčiau pamatęs spiginančią vidurvasario saulę. Ore viena virš kitos kabojo 2 skaičių sekos. Pirmieji skaičiai buvo 3, 4, 3, antroji seka 3, 7, 3. Paskui pasirodė Kristaus atvaizdas, jo paveikslas, man įteiktas priėmimo į armiją dieną. Kodėl Kristus, stebėjausi? Kodėl man? Ką tai turi bendra su skaičiais? Atsimerkiau.
Buvo tamsu. Pasižiūrėjau į laikrodį ant naktinio stalelio.